40 patirties ir stebėjimo metų. Sutuoktiniai Juozas ir Danguolė Vasiliauskai bei vienas sūnų Audrius – tikra šeimos komanda. Sudėję į storiausią knygą kiekvienas savo srities aktualijas. Viso jų gyvenimo domėjimosi ir darbo temos beveik lygiagrečios – natūralioji ir netradicinė medicina. Kai jau yra parašyta, tada ir medikai gal susidomės, daugiau medikų susidomės alternatyvę mediciną, taip pat ir studentai būtų labai gerai, kad domėtųsi, tuo labiau, kad jau dabar dėstymas vyksta universitete. Susitinko daug tų žmonių, ir tiksliau ne žmonių, net ligonių galima pasakyti jo. Ir kiekvienas, žinot, svarbiausia, visi nori dabar toks matyt laikas natūralią mediciną gydytis. Žmogus yra gamtos dalis, o joje yra visko, ko reikia mūsų sveikatai. Vaistažolės idealus vaistas, jų struktūra tokia pati kaip ir mūsų, prie augalų veikliųjų junginių mūsų organizmas prisitaikė per tūkstantmečius, sako medicinos mokslo daktaras, vaistininkas Juozas Vasiliauskas. Vitaminai esantys augale ir sintetiniai, jie turi savo skirtingas praktiškai struktūras, nes tiesiog nors chemija labai įsivyščiusi, bet tokios struktūros susintezuoti sintetinį augalų padarytą kokį nors vitaminą yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, raminančių tokio požiūrio, labai reiškia, kada žmogaus virškinimo sistemą patvarkyti, skrandžio uždegimas. Tai tokie dalykai labai lengvai augalai labiau netaip, nesakyčiau, negali netaip jau lengvai, bet visiškai nesunkiai. Yra augalai, kurie tikrai veikia šitus organus ir gana gerai veikia. Netrukus 80-metį švęsiančio pono Juozo kelias į žolynų pasaulį prasidėjo dar vaikystėje. Tada jis sako pastebėjęs, jog daugybė ligų ir net sunkių žaizdų gydo augalai. Tėvelis buvo nupirkinę, pamiršau, kaip ten ir vadinasi, tokia vaistažolių knyga, tai aš pradėjau dar mažas būdamas, jodą, pažiūrėjau, kaip čia joda, tai jaunažolė, paimu jaunažolės žiedus. Ir užplydavo, tada tai spirito nebuvo, bet samagono. Ir tiesiog palaikydavo kokias 6-7 dienas, tai gaudavosi tiesiog juodas, tamsus skyzdis. Va tokį, tada mes tokį važią skystį naudodavom vietoj jodo. Ir kažkaip nuo jaunystės šitą klausimą ir kultivuoju. Lietuviui, žalio krašto žmogui, nuodėmė būtų nepasinaudoti savo gamtos turtais. Iš tiesų tai puikia dovana ir pastiprinimas mums dėsto nusipelnęs šalies provizorius, apie augalų pritaikymą parašę savo knygose ir šimtuose straipsnių. Pirmiausia, mes turim žiūrėti į tuos augalus, kurie yra šalia mūsų. Kartais pas mus čia puolamas į kitų kraštų, tolimųjų, nes matot, kiekvienas dalykas, ar vienas augalas, ar tai vienas žmogus, ar kur gimęs, užaugęs aplinkoje, organizmas pripratęs, organizmas žino ir tas augalas žino, ko reikia tam žmogui. Rytiečių medicina, išlaikiusi savo tiesas tūkstančius metų, šiais laikais tapo itin aktuali žmonėms pavargusiems nuo civilizacijos ligų, sako Danguolė Vasiliauskienė. Tai pamatai, tai yra rytiečių padėti, bet dabartiniai mokslo šviesoje tas mokslas jau yra moksliškai pateisintas. Endorfinų atsiradimas, kitų hormonų skatinimas akupunktūros būdu. Kai anksčiau tai entuziastai mokėsi tos akupunktūros, entuziastai dirbo, bet oficialios medicinos gydytojai, ne visi į tai žiūrėjo teigiamai. Galvojo, kad taip, arba kai nebepadeda kiti gydymo būdai, tai eik tada akupunktūrą. Išmokau aš tuos taškus, rytiečių surastų 700, dabar jau taškų tų žymiai daugiau, jau 1500 tų taškų. Ir ausyje, ir delnuose, ir atsirado kitos šakos nuo tos tradicinės akupunktūros. Ir sudžioko terapija, kur per delnus ir per padus galima gydytis, ir aurikulio terapija, kur grinai per ausį mes viską galim gydyti. Danguolė Vasiliauskienė, prieš 40 metų pradėjusią dirbti vienoje Vilniaus ligoninių, dar ir dabar prisimena senieji pacientai. Susiranda patyrę šių gydymo būdų naudą. Dažniausiai vyresni žmonės, nes jie dar mane prisimena, kai aš dirbau senai, bet gulėjau ligoninėje, jūs man tada labai padėjot, praėjo 30 ar 40 metų ir vėl prisimenat. Žmonės dejuoja ir net jauni skundžiasi nuovargiu, ieško svetimų dievų ir panacėjų, bet neatsigręžia į paprastus dalykus, sako ponia Danguolė. Tad ką turėtume kiekvienas bent atminti savo kasdienybėje? Aš, pavyzdžiui, savo gyvenime, savo praktikoje ir kitiems labai siūlau anksti gulti, vaikams 21, suaugusiems 22 valandą,
kad mes iki vidurnakčio pamiegotume. Čia ilsisi mūsų smegenys, nes čia yra tulžies pūslės ir kepenų meridianai. Jeigu mes nebūsim pailsėję po vidurnakčio, mes kitą dieną prastai jausmės, mes nebūsim darbingi. Na, o paskui jau vėlgi anksti gulti, anksti keltis, pusryčiauti, ką pusryčiauti, kaip pusryčiauti, neapsisunkinti savęs, nepersivalgyti, ką dabar žmonės neblogai gyvendami daro. Tai vat laikytis šito meridianų laikrodžio. Įpratę patys ir net išmokę savo vaikus, lengvai negaiždami laiko galėtume gyventi ilgai ir laimingai, sako ponia Danguolė. Tai nėra sunku, bent jau išmokti pagrindinius dalykus. Prabudus lovoje reikėtų išsitrinti kaip kuriuos akupunktūrinius taškus. Ir jeigu mes juos paspaudysim, pastimuliuosim, tai mes jau žvalesni kelsimės. Argi sunku lovai gulint, nors ir po to paklodę, pasimasažuoti krūtinkaulio srityje. Krūtinkaulio srityje 7 arba 9 kartus į vieną pusę kitą, po duobutę, pasimasažuoti prie nosies sparnelių, antakių pradžią, apie ausis pasitrinti, pačias ausis pasitrinti, patrinti delnus. Ir jau tu kelsies žvalesnis, jau nebereiks tau pirmiausia bėgti prie arbatos puodelio ar kavos puodelio. Klausėme, ar Vasiliauskų šeima visą gyvenimą taip ir laikėsi savo propaguotų nuostatų. Anūkės, pas kurias aš dažniausiai dabar nueinu, tai irgi mano mažylėlė, jau kai nori mane pamaloninti, tai prieina prie manęs, močiutė, jau jį daro tos akupresūrą savo, atseit jau jį moka. Vyresnis sūnus taip pat, jis dabar jau ir pats reabilitologas, ir pats domisi daugiau. Tai irgi kai sloga arba kai susuka sprandą, tai tada jau bėga pas mamą. Bet prie akupunktūros, akupresūros rytiečiai niekada nedarė vien tik tai. Visada buvo taikoma ir vaistažolės, ir mityba atitinkama, ir kinezoterapija dabar vadinama, arba pratimai ir mankšta. Tai rytiečiai be šito neapsėjau. Grįžkime prie dalykų rutininėme gyvenime be žalos galinčių padėti ir mažam, ir senam. Galite tai priimti tarsi žaidimą, bet ilgainiui įprasite ir sulyg energijos antplūdžių pajusite privalumus, sako Danguolė Vasiliauskienė. Ausyse visi organai turi savo taškus, savo vietas. Tai jeigu mes pasitrynėm ausies, visą išorinę ausies dalį, mes pajudinom, pažadinom visus vidaus organus. Jeigu mes pasitrynėme delnus dar gulėdami, mes taip pat pamasažavom visus vidaus organus. Na ir dar nieks nedraudžia išlipus iš lovos patrinti savo pėdas į kilimą arba į specialų volelį. Tai va, tokie paprasti dalykai yra. Na, o šiaip jeigu lauki pas dantų gydytoją, jeigu kur nors jaudinės, ateina televizijos atvažiuojant jaudinės, tai vėlgi trini ausis, trini prie lūpų kampučių, vietas, kurios nuima baimės jausmą, nes čia labai ryšys su pailgosiomis smegenimis. Čia jau ilgiau masažuojasi. Trini savo tašką Hegų vadinamą, visi žmonės jau lietuviai beveik visi žino. O dabar dėmesio nuovargiui sumažinti, o ir žvalesniam pasijusti ilgo gyvenimo senovės japonų atrastas taškas. Žemiau kelio girnelės esantis taškas, vėlgi skrandžio meridiano taškas, kuris meridianas tęsiasi nuo burnos, nuo veido, per visą krūtinę iki kojos pirštų. Tai va, kai jo tašką dziusenlį stimuliuoja, įjungiama visas mechanizmas organizmo ir žmogus sveikesnis, ilgiau gyvena. Stiprybė, kad ir paprastame pienės žiede. Piktžolė laikoma pievų gėlė, puikiai veikia kepenis, virškinimą, valo organizmą ir kraują. Kiaulika, taigi yra pasakiška žolė, kuri pasauliniu mastu eina į 4 geriausių žolių sąstatą. Ir labai daug, pažiūrėjau, ir tulžį, ir kepenis, ir inkstus, ir virškinimą gerina, tai viską. Nuskynė žiedą, pakratei vabaliukas, kad iškristų, suvalgiau, suvalgiai 5, 6, 7, 10 žiedų ir savo pareini sotus. Baimintis augalų kartumo nereikėtų, nes anot gydytojo kartumas tai sveikata. Pelynas, taigi prie virškinimo sistemos, kažkokie biškiai ar viduriais kažkas sustreikavo, ar skrandis sustreikavo. Jis tonizuoja, ne tik tai valo organizmą, bet jis ir tonizuoja. Jis pagerina tonus, raumenų darbą pagerina, biškiai detoksikuoja organizmą ir va tuo pačiu energija atsiranda. Tad kokių žolynų turi lietuvis būtiniausiai turėti namuose šalia degtukų ir druskos, klausime.
ramunėlės, medetkos, čiobreliai, sukatžolės, valerijonai, mėtos. Visas tas toks ratas reikia turėti. Ir dabar ypatingai jau tie depresinės, žmonės depresijos, tos visos tos tokios nusivylimai, ten viskas. Tai tikrai tokios, pavyzdžiui, ten kokia sukatžolė, ar ten melysė, kažkokia, ar ten valerijoną, kažkokia išgerti. Taigi labai gerai. Jei kartais tai, ką išgirdote, pravers staiga sunegalavus, jei nerimą norėsite užpilti kvepiančių pievų žolių nuovirų, galvos skausmą sutramdysite lengvų rankos judesių, pasistengkite griebtis ne vaistų, o paprastų dalykų, pataria Vasiliauskų šeima.